Kalbant apie laikus, labai svarbu suprasti, kuo vienas laikas skiriasi nuo kito. Todėl, kad tarkim lietuvių kalboje mes turim vieną esamąjį laiką, anglų kalboje jų yra daugiau, 4 bent jau. Tai mums yra svarbu suprasti ne tik, kaip jie yra sudaromi, bet ir kuo jie vienas nuo kito skiriasi. Jeigu norite pažiūrėti video atskirai apie present simple arba present continuous laiką, juos rasite mano video sąraše. O dabar apie tai, kuo present simple, esamasis paprastasis laikas, skiriasi nuo present continuous, esamojo tęstinio laiko. Pažiūrėsime keletą paprasčiausių pavyzdžių ir aš šiek tiek pakomentuosiu, kuo jie skiriasi. Taigi, pirmas toksai palyginimas, tai yra dažnai pasikartojantis nuolatiniai veiksmai, kuriuos reikšti naudojam present simple ir vykstantys dabar veiksmai, tai yra continuous. Pavyzdys, I work ir I am working. Lietuviškai mes abu šiuos sakinius išverstumėm tiesiog aš dirbu, tačiau jie reiškia ne tą patį. Na, trumpa situacija. Tarkim, pas jūs atvažiuoja kažkoks giminaitis ir jisai klausia, kuo jūs užsiemat, ką jūs veikiat, ir jūs atsakote, I work, aš dirbu. Toks yra mano nuolatinis užsiėmimas. Nors tuo metu jūs sėdite svetainėje ir gurkšnojat kavą. Kitas sakinys. Įsivaizduokit, jums darbo metu skambino draugė, nori paplepėti, jūs sakot, I'm working, aš dirbu. Šiuo metu veiksmas tęsiasi, jūs esate darbe, jūs dirbate. Ar ne? Ir nors lietuviškai tiek vienas, tiek kitas reiškia aš dirbu, prasmė jų visiškai skiriasi. Panašios taisyklės, šiek tiek kitokia situacija. Tom is staying with us this week. He always stays with us when he is in town. Pradėkime nuo kitos pusės, dažnai pasikartojantis veiksmas. Tomas visada apsistoja su mumis, kai jis yra mieste. Ar nenaudojam he always stays with us. Tačiau norim patikslinti, ar ne, ir kalbam būtent apie šią savaitę, galim sakyti Tom is staying with us this week. Nes kalbam apie šiuo metu vykstantį veiksmą. Kitokia situacija. Ar veiksmas yra įprastas, tada naudojam present simple, ar neįprastas, kažkaip išsiskiriantis iš visų nuolat vykstančių veiksmų. Pavyzdžiui, she usually drinks tea, but she's drinking coffee today. Įprastai jinai geria arbatą, bet dabar šiandieną jinai geria kavą. She is drinking coffee. Pažiūrėkime kitą pavyzdį. Vėlgi įprastas ir neįprastas veiksmas. We always go to work by bus. Mes tą darom nuolatos, įprastai kiekvieną dieną. We always go to work by bus, but we are going by taxi today. Bet šiandieną gal kažkas nutiko, gal mes pavėlavom į autobusą, mes vykstame taksi. Tiek vienas, tiek kitas esamasis laikas, tačiau prasmė skiriasi. Ir paskutinis dalykas, reikia stebėti, ar tai yra įprastas veiksmas, ar tai yra pokytis. Pavyzdžiui, kainos kyla. Tiek taip lietuviškai išverstume, kainos kyla tiek vieną, tiek kitą laiką, tačiau pažiūrėkime į skirtumą. Prices decrease after Christmas. Po kalėdų kainos leidžiasi, žemėja, mažėja. Prices are decreasing these days. Šiomis dienomis kainos mažėja. Pirmu atveju tai yra įprastas veiksmas, mes galim pastebėti tokią tendenciją, įprastą dalyką po kalėdų, kad kainos sumažėja. Antru atveju kalbam apie tai, kas vyksta šiomis dienomis ir koks šiomis dienomis pastebimas pokytis, ne? Kad šiuo metu šiomis dienomis kainos mažėja. Prices are decreasing. Tai tiek apie present simple ir present continuous. Nepamirškite spausti subscribe mygtuką ir prenumeruoti mano kitų video. Sėkmės!